Yra gyvenimas prieš šimtadienį, yra šimtadienis ir yra po šimtadienio visas pasaulis, tada visi santykiai tarpusavio. Vasario 11 dieną. Jungle Kingas. Susirungė šie du žmonės. Jeigu nekrysi per afterį, tai sėkmė tau, sėkmė tau. Vasario 11 dieną. Afterį. Netildyk mane. Afteris bus bombinis, nes aš būsiu jame. Ir esu Jablonskio siela, išrinktas Jablonskio siela. Čia vyksta pirma repeticija vaidinimo. Bandom susidėlioti, kas ką vaidins. Pretenduoju vaidinti teisėją, bet dar neaišku. Aš esu jūsų teisėjas Kristijonas, o čia mano dešinioji ranka Meda. Jo, mes faini. Aš esu Meda Žaltuš. Vyksta konkurencija, čia vyksta spaudimas, čia yra atranka. Norėčiau jūsų paklausti, ką jūs darėte per jūsų gimtadienį? Tu, kad jūs mane kaltinat ir manęs klausėt visokių klausimų. Čia buvo šeštadienis ir jūs esate kaltinimas, kad jūsų draugais apmėtėte obuoliais kaimyno kiemą. Kojos steba, aš vis drebu, bet žiauriai fainai. Aš galėtumėm daryti kiekvieną dieną, čia žiauriai fainai, nes tiesiog buvau... Aš tai nepapasakosiu, aš nežinau, kas vyksta. O tu žinai, kur esi dabar? Jo, salėj. O ką tu čia darai? Mes vaidmenim kažką. Čia emocinė žala, emocinė trauma, mes turėsim nueiti į juos save. O prisimeni savo vardą? Jo, jie, viskas gerai. Viskas kaip ir nuo pradžių vyko pagal planą. Viskas buvo smagu, nežinau, kažkaip labai natūraliai gaunas tos rolės ir tie žodžiai. Turėjau sapną apie mūsų režisierių, kad mes ten kažkokį ryšį su juo pagavom kartu. Ir tada atsimenu, atėjau repeticiją ir labai keista buvo jį žiūrėti, nes atrodė, kad aš jį ten per sapną įsimylėjau vos, bet taip nėra realybėj. Ir labai nejauku buvo. Ateinu pirmą repeticiją su valsu ir žiūriu ten virš 100 žmonių. Tiek nematys vienoj patalpoje, dar tokioj mažoj, neina su nieku susišnekėti. Šiandieną planas toks, prasieinant dainant, valsas, tada visi namo, kas nelieka vaidinime ir visą. Gerai, taip, greičiau prasieisim, pasidarysim savo, visiems bus viskas aišku ir važiuojam toliau. Gerai? Klasė labai atskleidžia žmonių tuos visus veidus, kokie iš tikrųjų yra, dėl to, kad vis tiek yra daug repeticijų, mes daug daugiau laiko praleidžiam kartu. Suradau ir susibendravau su tiek daug žmonių ir su tokiais žmonėm, kur aš negalvojau, kad aš draugausiu. Ir susiformavo tikrai gerų draugysčių naujų, tai už jas ir esu labiausiai dėkinga ir džiaugiuosi. Matydama visą vaidinimą, džiaugiuosi savo vaidmenį, bet labiausiai norėčiau būti valytoja, jeigu galėčiau. Mano vaidmuo šimtadienio vaidinime yra valytojas. Kur tavo šluota? Kur? Kas bus? Viską dabar turėti. Tas laukimas, anksčiau laukiau, bet dabar jau norisi, kad tiesiog greičiau baigtųsi, jau ta prasme jau yra atidirbinėjimas visas, visos tos repeticijos, viskas jau atrodo per daug spaudžia galvą, atrodo viskas, jau ta prasme jau viskas. Trys dienos liko. O mes apiškai, yra vietos tobulėjimui. Viskas bus puikiai. Labai gėda. Ir jeigu jūs galvojat, kad čia va taip sugėdosit, pasijuokausit visi ir mes būsim patenkinti, tai jau nuo pradžių viskas, renginys eina šuniui ant uodegos.
Ar visiems aišku? Liuks muzika. Aš gimtadienį rytą linkiu savo išsimiegojusiai atsikelti geros nuotaikos, su šypsena ir su tokia nuotaika, kad net jeigu kažkas bus blogai, bus gerai. Susitiksim 6 valandą teismo salėje, 9:30, durys atidarytos jav. Labai jaudinuosi ir labai laukiu, bet taip pat labai nenoriu, kad baigtųsi viskas. Sveiki. Sveiki, mėly žiūrovai. Mūsų nuostabiausia paskutinė beveik repeticija. Taip, turime 2 dienas iki 100. Nuotaikos pačios geriausios, pačios puikiausios. Čia verda aistros, kančios, pykčiai, meilės, viskas viename. Nes čia Jablonskis. Tai manau, kad svarbiausia būtų tiesiog atsipalaiduoti ir supras, kad čia šimtadienis, kad tiesiog svarbu pasimėgauti to laiku, o ne labai sureikšmint, kad čia viskas turi būti taip ir taip. Puikiai. Aš ką tik parbėgau prieš makiažą ir plaukų. Biškį užtrukau ilgiau negu tikėjausi. Bet aš čia vietoj. Viskas yra vietoj, suknelė vietoj. Aš ne vietoj, bet viskas yra gerai. Tos blizgančios ilgos suknelės su labai gražiais visokiais papuošalais merginos, su padarytom šukuosenom, makiažais, vaikinai su kostiumais, mokytojai su šypsenom, tėvai su labai daug džiugesio, kad čia vat jų vaikai. Žiauriai visi gražų, žiauriai faini. Manau, kad pavarysim belę, kaip gerai bus geriausias šimtadienis, for a fact. Ir mes nugalėsim. Va taip va. Labai bijau, bet viskas bus gerai. Mes padarysim geriau nei gerai. Smagiausia dalis dėja jau baigėsi, nes smagiausia dalis buvo repeticijos. Dabar jau visus medalius mes užsidirbame repetuodami arba treniruodamėsi, o čia tik pasiemam juos. Tai siūlau smagiai praleisti laiką, nes kito tokio nebus, tikiuosi jūs neliksit 2 metais. Praėjom 3 mėnesius, o šiandien tik liko 2 valandas. Tai davai, išnaudojom šitą laiką, padarom maksimumą ir tada baliavojo tai valės, gerai? Sahara. Bus kaip bus. Nieko jau nepakeisim, ane? Nieks nepastebės, tu žemės po kojom nebės. Kaip nepastebėjo. Streso kažkiek. Šiems naujiems abiturientams iki paskutinio skambučio liko 100 dienų. Pilkas koridorius, mažas ir didelis, moterys gražios parodys tau šiandien, kur tiesą suras. Greičiausiai apie dainavimą šimtadienį scenos, kai mane žiūri tiek daug žmonių, svajojau milijonus kartų. Bėgsi nuo šiol, bėgsi kol pameni lygtis visas, McCartney ir Lennoną, aidą namų, melą draugų ir mergaitės, kuri išmokė verkt. Nieks nepastebėjo. Kai generalinė repeticija atrodė, kai viską mačiau savo akim, tai tikrai nesitikėjau, kad bus taip gerai, kaip gavosi oficiali dalis. Permašė lūkesčius visiškai ir labai gerai jūs man paliko. Čia filmuoja ar fotkinai? Vis tiek liuksas. Aš nieko nemačiau, aš įsidedu tą ir aš pargriuvau už Martyno kojos. Ir aš tokia... Į dangų, į debesį baltai išlėt, tu pakilai. Kaip pratrai. Nu tai apšilinėja, į sceną tai jau reiks eiti. Baisu. Saulės arčiau, kol mojavau ir tau šypsojausi. Esu girdėjus, kad buvo tikrai tų tėvų, kur po šimtadienio jiem truputėlį reikėjo vaidinti, jog jiems nėra ašarų. Ir tiesiog labai smagu, kad ne tik mes jautėm, bet ir tėvai jautė tą tokį, kad
Ai, tai čia jau mūsų vaikai. Tai girdėjau tokių istorijų, kad tikrai buvo žmonių, kur turėjo trumpam nueiti į tualetą, nusivalyti, pakvepuoti ir toliau švęsti. Niekas net nepastebėjo, kad už žemės po kojom nebėra. Kaip nepastebėjo, kad prasideda gyvenimas. Niekas net nepastebėjo, kad už žemės po kojom nebėra. Kaip nepastebėjo, kad prasideda gyvenimas. Dar tik viskas prasidės, o kas bus toliau, pamatysim. Dabar padėjau, man atrodo, 100-dienį daug drąsos žingsnių, kuriuos tu prisimins ir galvoji, kad čia buvo tam tikra tavo kaip asmenybės pradžia. Nes iš tikrųjų mes nebuvom tik kažkokio tais sugalvotos asmenybės, bet buvom, man atrodo, visi tokios mini suaugusio žmogaus versijos. Labai kultūringas 100-dienis. Net ir kunigą galėtumėm pakviesti į tokio pobūdžio 100-dienį. Nes kai buvo prieš ankstesnės kartas vienas 100-dienis, Grigoravičius manęs klausė, ką norėjo merginos parodyti šokdamos su stringais ir su didelėm iškirptėm. Aš tikėjausi, kad bus labai gerai, bet buvo dar geriau. Manau, mano vienas pagrindinis klausimas būtų tai, ar kartočiau. Ir tikrai atsakymas būtų taip, nes labai smagu buvo. Jablonskio gimnazija, jūs žiūrėkit, negrybaukit, nes Kauno Žalgiriui taip trūksta žaidėjų, tai lankykit pamokas, eikit į kūno kultūrą ir kad užaugtumėt visi tokie, o mergaitės, tai žiūrėkit, būkit geros, nu ta prasme, jūs norit berniukų, bet nesat mergaitiškos, tai būkit mergaitės ir viskas super bus, žinai. O dabar žiūrėsim, ar Jablonskis MVP ar ne. MVP, kas pas tave čia minty, šokam visi, mes įgadai,
sapnas buvo toks sapnas. Tiesiog sapnas, gali fever dream, nes po to, kai atsikeli kitą dieną ir tiesiog tam tuščia viskas, tai biškai pasijaučiam. Geresnės šūlės už Kauno Jablą, aš nemačiau, čiau. Kol aš gyvas, net už vedybas, mokykla reiškia man daugiau. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Kol aš gyvas, la 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 la, la 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 la.